Rokas viską žino, jis mūsų info punktas. Rokai, ką Discordas kalba? Na, blogai kalba apie jūs, Hebra. Jo rokelė, žinau, toks. Apie Rolą atskirai, kad ten, su šita bučiavosi, su Grimerė bučiavosi, jau jisai strigęs yra. O senio, kas su ta Grimerė buvo, aš galiu paklausti? Galėjo, aišku, kodėl ne? Viską galim... Ne, nu, nes aš nuoširdžiai nežinau. Viskas labai paprasta. Aš manau, kaip čia, nepaprastai. Žmogus dirbo pas mus, jinai toks yra, žinai, kaip betarpiškas žmogus. Jeigu bučkį duoda, ten labas bučkis, ten viso gero bučkis. Ta diena, aš atsimenu, jos vaikas buvo apsirgęs ir jinai taip padažysiu, sako, ir aš išvarau. Padažė, viso, aš išvarau bučkis, žinai, ir išvarė. Ir mes patys įdėjom montaže tą gabalą, kur jinai tą padarė. Čia buvo netyčia, blėt, nebūna, tiesiog remetri gali netyčia kažkas. Mes į montaždėm, į anonsą, man tada netgi, žinai, tą dalį. Tada buvo Eglės, Jurgaitytė, man tada Eglė buvo išsvečiuosi, tada Jurgaitytės reakcija. Kodėl ne man tas bučkis, ar kodėl? Visi taip su Rolu gali. Bet tada žmonės, kai sureagavo, tai negalima taip daryti. Supyko, tada gavosi, kad Ievai persidavė, blėt, žmonės taip kalba, tada, nu tikrai negalima daryti. Tada, o tai ką man daryti? Tai ištrink. Nu gerai, ištrinam. O, tai tarp jų tikrai kažkas yra, jeigu ištrynė. Jisai ištrynė šitą, tarp jų yra kažkas, jie jau ten šikafuka. Blėt, galvoju, dar blogiau. Nu ir baigėsi tom, kad Ieva jį atleido iš darbo.